Įkvėptas Kirilo sodo grožio, skubu į profesijų meistrystės centrą. Užsirašiau į apželdinimo kursus, turiu gėlę ir noriu tinkamai išmokti ją persodinti. Labą dieną. Sveiki. Malonu, Audrius. Skaidra. Malonu, Skaidra. Skaidra man papasakojo, kad kursai gali būti ir trumpi, trunkantys kelias dienas, ir ilgesni. Ji užsiminė apie labai populiarų šventinių erdvių dekoravimo kursą, į kurį būsimos nuotakos ateina išmokti floristikos paslapčių savo ypatingai dienai. Taip pat labai mėgstami balkonų ar terasų apželdinimo kursai. O visi, kurie nori, kad jų namo kieme visada džiugintų žydinčių gėlių vaizdas, renkasi žydinčio gėlyno kursus. Štai taip, su profesijų meistrystės centro specialistais viskas tampa aišku. Čia prasideda pokyčiai. Na ką, mes čia turim tikrai labai gražų įspūdingą vazoną. Dabar žiūrėk, čia yra šitos molio tie gurvoliukai, tai yra drenažo sluoksnis. Reikia jų įberti čia nais. Gėlių popkornas, taip? Taip, gėlių popkornas. Nu, vat priberiam per kokius 2-3 pirštus. Aš paskleidžiuotu dar. Padarėme tokį sluoksnelį drenažą, kad jeigu mes pripilsime labai daug vandens, ta gėlė ten neprigertų šitam vazone. Taip. Dabar mes pasiruošime žemę. Tai visą čia pilt? Kiek pilt? Pilk visą. Visą? Pilk. Visos mūsų parduotuvinės žemės, žinot, jos yra iškaitintos, nebetenka tenais mineralų, kokių yra tikroje terpėje. Parduotuvinės tos žemės? Nu taip, jos... Kur įsigyti dar reikia tą žemę? Ją reikia pasidaryti. Pasidaryt? Mes ją ir pasidarysim. Gerai. Bet mes dabar čia dapilame papildų. Kas čia tokio? Čia yra perlitas. Agroperlitas vadinasi. Užtenka tiek? Jisai paduoda, ne, daugiau. Jisai duoda lengvumo. O dabar dedam vermikulitą, o vermikulitas turi visokiausių mineralų, kurių reikalinga yra irgi toms gėlėms. Vat ir mes dabar padarėme, žiūrėk, tą žemę, ar ne? Kuri tokia tiesiog jau net tie malonų liesenai, tokia vapuri, lengva ir tai gėlytė mūsų bus labai gera. Dabar mes dabar su ta gėlytė ją statome taip, į vazoniuką. Taip. Ir dar kiek įmanoma va šitas orinės šaknis irgi sudedame. Jos padeda augti ją augalui į viršų. Dabar užpilk. Gerai. Užpilk gražiai viską. Gerai, labai čia kažkaip nervus ramina. Taip. Aš toks pasakyčiau, žinokit, taip. nervingas žmogus, tai kai su augalais dirbu, iškart nurimstu labai. Taip. Tik augalai mane ir ramina. Darbas su augalais tikrai yra meditacija. Nu va, žiūrėk, tas vazonas jis yra be galo įspūdingas ir interjere jis atrodys tikrai labai gražiai. Ir tai gėlė jisai irgi tinka. Nu ir dabar va, čiučiut palaistyk. Labai gražiai. Labai gražiai. Ačiū Jums. Ir jinai va taip pat japoniškai pasvirusi, kaip žiūrėjo, kaip koksai bonzas. Kaip girtas japonas, ar ne? Iš Atogražų? Ne, sakėt, iš Amazonės. Iš Amazonės. Tai ne japonai, ne kažkas kitas, žino, gyvena greičiausiai. Mano Amazonė.